Įspūdingo grožio Havajų saloje ant Hualalai ugnikalnio šlaito Gilė-bitė Starkutė veda į pergalę savo universiteto komandą. Lietuvė spėjo užsitarnauti Arizonos komandos lyderės vardą. Studijų metai Jungtinėse Amerikos valstijose keičia geriausios Lietuvos golfo žaidėjos gyvenimą, nes jie atsidūrė ten, kur golfas ypač populiarus ir gerbiamas sportas. Čia golfas yra vienas didžiausių sportų, tai čia net nekvestionuojama yra. Ir kai tu priklausai golfo komandai ir tavęs paklausia, pavyzdžiui, koks nors profesorius, tai koks tavo sportas ir tu pasakai, kad golfas, jis sako, wow, pagarba. Geriausia Lietuvos golfo žaidėja jau žino ir ką reiškia Amerikos žiniasklaidos gigantų dėmesys. Tokie grandai kaip Yahoo ar Washington Post rodė ir rašė apie lietuvės sėkmingą pasirodymą NCAA čempionate. Prieš akis nauji startai, bet Gilė-bitė Starkutė jau spėjo įsitikinti, kiek daug merginai iš tokios mažos šalies kaip Lietuva gali duoti golfas. Viena iš priežasčių, kodėl aš esu čia, tai bandymas įrodyti, kiek toli tave golfas gali nuvesti. Man golfas buvo kaip galimybė įrodyti, kad žiūrėkit, jūs galite išvažiuoti į Ameriką, jūs galite daryti neįtikėtinus dalykus, apie kuriuos aš net nežinojau, kai mokiausi mokykloje. Arizonos universitete Lietuvos vardą garsina ne tik Starkutė, bet ir jaunieji Lietuvos krepšinio talentai. Čia žaidžia ir studijuoja Ąžuolas Tubelis su savo broliu. Visi lietuviai anapus Atlanto jaučia neįtikėtiną bendruomenės palaikymą. Universitetas, kuris varžosi prieš universitetą, tai yra realiai kaip šalis prieš šalį. Dėl to yra tokios bendruomenės, kurios, mes kiek čia universitetą turim, 50 000 žmonių, maždaug. Tai kai žinai, kad už tave stovi tiek žmonių, kurie tave palaiko, tai yra kaip visa šalis. Kalbėdama su LNK žiniomis, lietuvė pasakojo, kad visa jo šeima įsitraukusi į golfą. Tėvai savo akimis stebėjo ir filmavo šiuos vaizdus Havajuose, kur Starkutė su Arizonos universitetu iškovojo 3. vietą. Lietuvės komanda yra viena geriausių Jungtinėse valstijose. Bet seneliai nemiega iki 3 nakties žiūrėdami rezultatus, kaip mes žaidžiam Havajuose. Dėl to 15 valandų skirtumo, ar kiek jam buvo, gal 12. Tai tiesiog žinau, kad tėvai jam viską transliuoja ir man tai reiškia labai labai daug. Starkutė 3 metus studijuoja Arizonoje. Universitete kremta ekonomikos ir finansų mokslus. Ji tarsi pionierė iš Lietuvos ir bus pirmoji golfo žaidėja iš mūsų šalies baigusi mokslus JAV. Vienas iš didžiausių, bet tuo pačiu ir sunkiausių jos tikslų – patekti į Paryžiaus olimpines žaidynes. Kodėl aš tą darau, tai yra būtent už Lietuvą. Dėl to, kad kai čia treniruosi, yra lengva pamiršti, iš kur tu esi ir kad tu žaidži tik tai už Arizoną, bet vis tiek, kai yra tiek palaikymo iš namų ir kai žinau, kad visi žino, kad yra galimybė patekti olimpiadą, tai va tada dar prisideda toks papildomas procentas, kai tu nori įdėti tas 30 minučių daugiau tam, kad pavyktų.